Dabar reikėtų nustatyti dar BDE parametrus, kad sklandžiai veiktų programa. Programa mūsų yra pagrindinėme diske C, katalogė 1/4, todėl ir BDE reikėtų nurodyti. Einam, ieškom BDE administratoriaus failiuko ir nurodysim, iš kur jis bus leidžiamas. Tai pasirenkam drivers, native, paradox ir yra netdiras. Taip, tai vietoj C mes įrašome programos katalogą. Taip, 1/4. Ir išsaugom. Dabar programa paruošta darbui. Kaip dirbti, nuo ko pradėti dirbti su programa, žiūrėkite kitame mūsų video.